Visas šitas žaidimas yra kažkaip aplink failus dėliotas. Kuo daugiau failų. O, brėdis. Aš nesumušiu su rankom jau čia. Dabar pažiūrėk, turėtų veikti jau lova. Taip, tai ką, pasirenkam visokių medžių, primedžiojam kiaulių. Mums kiaulę svarbiausia yra prisimedžioti. Iš esmės pradedame visą žaidimą iš naujo čia. Vienaip ar kitaip medžių irgi prireikia. Stekas. Jo, gali medžio prisikirsti ir po to pasidaryti didžiulį steką kažkas pasidėti. Mane užmušė 50 studėti. Čia žinai, sakoma, kad medkirčių darbas yra vienas pavojingiausių pasaulyje. Ir šį čia, žinai, nukerti medį ir gali ant tavęs užkristi. Gerai, aš jaučiu, žinot, koks tai turėtų būti mūsų naujas planas. Kuo greičiau išplaukti iš šitos salos. Nes čia nieko nėra. Aš čia kampe stoviu, čia paleisime laivą ir su juo nuplauksim. Turit kiaulių odų, duokit kiaulių odų. Paliekam šitą salą, Robinzonai. O, turim vėją, varom. Žiūrėjau, audra ateina, nu super. Mūsų visos kelionės yra pagrįstos sėkme. Nu, aš esu įsitikinęs, kad čia įmanoma nuskesti. Mykolai, tu šakinėsi, tikrai iškrisi į šitą jūrą. O ne, nebeturim vėjo. Mūsų dievai yra nepakantus. Tai mums nei trupučio nepadeda. Šermas! Kartu šermas. Čia yra, žinot kas, čia yra greidvarfų lizdas šalia. Ir yra skeletai dar lakstantis. Mykolai, bėk, Mykolai! Leva, tai juodai miško. Kaip tu nematai, Mykolai? Tai ateik pas mus, Mykolai, kur tu esi? Kodėl tu neateini pas mus? Ateina skeletai, bėgam, paskui mane. O Jėzau, bėgam. Ir čia vėl juodasis miškas, negerai. Negerai išsilaipinom, mums dabar reikia tik lakstyti. Su nieko nedraugauti, su nieko nekovoti. Žiūrėk. Tėti, mes galime sugrįžti tą vietą, kur laivas buvo. Labai sunku su to laivu plaukti, mes netgi greičiau šitaip keliausim. Turint omeny, kad vėjas ne visą laiką veikia. Taip, kur mes čia esam? Varom tolyn. Čia reikėtų perplaukti. Ne, skeletai! Skeletai bus nutasite. Bėgam, skeletai, bėgam. Gerai, to įspėsim. Bėk, Mykolai, bėk, tu visiškai vos gyvas. Tu jokio maisto neturėjo, ne, Mykolai? Čia sustojam pailsėti. Dar reikia maisto? Jo, labai. Imk. Tik nesimuštų, Mykolai, gerai? Nes tu numirsi vienu smūgiu. Mykolai, tik tais jokiais būdais nenumirti. Negali numirti, mums šakės tada, žinok, bus. Tavo lavonų nepaimsim niekada. Jo. Žiūrėk, padarykim šitaip. Susišildom. Taip. Tik neužsidek, Mykolai. Pasidalinsime mes to mėsom, visiems užteks, kas jums yra. Mūsų tikslas išgyventi, o jūs ginčiatės kieno mėsą. Kaip suprasti? 1, 2, 3, tavo kiaulės vagis. Kas čia vyksta? Mykolai, numirsi. Nu, eik tu savo, Mykolai, nu rimtai. Man pasakyk, kaip tu sugrįši dabar pas mus. Lygioj vietoj, ta prasme, atėjo ir susidegino laužę. Aš nežinau, Mykolai, tau nebent pačiam kažkaip pasigaminti laivą ir parplaukti. Žinai ką, Mykolai? Susikurk tu naują veikėją, kuris netoks pat yra kaip Ashlandas. Ir tada susikursi visien, mes čia viską iš naujo esam pradėję. Vyti, išsikepiai, ką norėjai. Einam su manim tada. Paliekam Mykolą. Einam prie startinio pointo. Ką tu čia per vardą pasirašei? Myklas. Nu tai einam iki namo savo pirmo. Apiplaukiam pusę pasaulio. Prasižudėm, pražudėm Mykolą. Naują jam reikėjo veikėją susikurti. Bet kaip ir gerai, nes dabar atskirsiu bent jau. Ir grįžtam atgal į pirmą mūsų namą užsiregistruoti savo gyvenamąją vietą, kad nebūtumėm bomžai. Ir pradėsim viską iš naujo, bet jau daug esam pasidarę, greitai nugalėsime bossą, pasidarysim pikaksus ir pratęsime savo odisėją. Užsiregistruokit savo lovą. Opa. Nei čia buvo, nei čia ką. Tai va, vaikai, žiūrėkit, čia pirma, antra skrynios, maisto skrynios. Tai tenais dedame visą maistą, kuris yra perteklius mūsų. Į trečią čestą kol kas tenais, visokius dalykus. Oda susidedam, jeigu
kas reikalinga gamybai. Ir jeigu prisikapojat medžio, galite padaryti medžio krūvas, tas po 50. Ai, tiksliai. Visiems pravers mums labai reikalingas bus medis. La, Mykolai, turi lanką? Jo. Turit strėlių visi? Aš turiu 200 manelį. Oho. Tai žinot ką, mums reikia eiti antrą kartą bossą nugalabyti. Argai. Žodžiu, mūsų antra serija yra apie vikingų kančias. Ir kaip mes antrą kartą tą patį darom, kaip ir pirmą kartą darėm. Nematau, dreba viskas, o. Eik nuo to akmens. Nebėg. Į vandenį vėl nusitrenkti bėga. Kai nublaškė Mykolą. Ne, kodėl mane? Ir vėl Mykolą. Eik Ešlendą mušti. Pasiklydo, žiūrėk, nebesuprantu, kur yra. Tu tikrai ne vienas. Mū. Taip, aš gavau viską. Paupgraidinsiu mūsų workbench'ą. Va, jisai, oi, tai dabar galima leterį pasidaryti. Taip. Pasigaminsiu kelnes odinės, kaip tikras rockeris. O, gerai tai, kad nieko gero. Mes labai mažai šiandien nuveikėm. Ne. Šiaip padarėm daug, bet esame tam pačiam beveik taške, kaip ir buvome prieš tai. Pradedam išvalymą. Pala, man reikia šiaip odos, aš skydą turiu. Aš būsiu tankas, kai mes eisime į požemį. Pasiruošę žengti juodą į mišką? Ne. Čia bus kažkur skeletų, būkit atsargus. O, skeletai kaip tik išnekėjau ir ateina. Oi, čia su žvaigždute! Bėgam. Mūsų čia supjaustys, jeigu su... Ko tu tą akmenį kapoji, tu gali man paaiškinti? Čia akmuo. Antrą dieną iš eilės jis akmenį kapoja. Gerai, sumušam visi trys, greičiau sumušim. Va, labai gerai. Jūs šaudykit, nu tai ko jūs stovit ir žiūrit? Žiūri jie. Kaip mane supjaustys to. Užsimojo jisai ir pataikė ne mano greilingui atbėgusiam. Aš tiek žinau, kad jis veiks. Nu koks šitas? Mums reikėtų rasti skeletų urvą. Tiksliai, žiūrėk, koperių radom. Kaip pasižymėti iš karto, bet palauk, nekapok, nes čia Kodėl? ateina va, draugų, žiūrėkit. Bet žalias akis. Jo, yra žalias dar. Ir dar Bėgam. žvaigždutė tas žalias. Su žvaigždute dar? Žiūrėk, mane sudaužė. Tu mirei? Nu tai jūs gal bėkit, nežinau, ar bandysite kovoti. Jūs dabar pabūkit, aš nueisiu vienas pasimti. Aš labai ieškau šitogi skeletų urvą, mums tenais labiausiai reikia dabar. Radau vieną urvą. Palauk, tu tik atsargiai, žinok, jie labai skaudžiai kerta. Būk pasiruošęs atsitraukti. Pareina, va, prisišaukiam, žiūrėk. O, ir dar su žvaigždute. Ateikit čia galite ateiti. Matot, kur aš esu? Aš čia prapat. Eikit, ir lyskit į vidų ten. Lyskit greičiau, lenam. Man ir vėl pradėjo. Atėjome pas skeletą, dabar neskubėkit, labai neskubėkit. Čia skeletai negali užlipti, bet jie gali ateiti iki mūsų. Gerai, žiūrėkit, visos durys uždarytos, viskas tvarkoj. Kuris darom? Mes čia gali būt numirsim. Pradeda laginti. O! Bėgam! Čia šiaip buvo labai blogai. Dar kelias užklopotas. Vieną nukapojau. Prisiminkit, jie bijo... O! Man stamina baigėsi. Arčiau jo, eikit. Jis tada neapmėtės iš akmenų. Nu, Jėzau, visiškai be staminos aš. Kas čia vyksta? Vienintelis privalumas, kad jisai bijo ugnies. Pagaliau, kaip ten žiauriai su tais skeletais. Klausykit, jūs čia truputį pabūkit, aš įlysiu pasižiūrėti. Jis gyvas. Klausyk. Kodėl tau dar mažiau gyvybę? Nes pamušė mane. Neturit akmenų? Turit akmenų gal? Laužo reikia mums. 5. Pastatykit laužą. Vidury juodojo miško nusprendėm pabūt. Ir žiūrėkit, visi sėdime ir mes gauname restingą. Kas yra restingas? Tai reiškia, kad mes ilsimės ir mes gausimės pailsėjimo bonusus toj. Kas yra bonus? Greičiau hylinėsi tada. Ir aš nežinojau šito bairio, čia labai naudinga. Tai gerai, aš dabar nueisiu damušti tos
priešus pasistengsiu. Vienas. Jo, aš jau atidaužiau visai. O ne. Ten vienas su skydu ir su kardu. Žinokit, dabar išsitraukit ginklus ir lendam į vidų jo sudaužyti. Pasidarysime vietinę remonto aikštelę. O, susiremontuokit viską, ką reikia. Nu ta var. Lendam vidun, O, ne, raudonakis. Praeikit, pasitraukit. Ne, nu man. Visi čia suėjo. Aš įėjau. Tėte, einam į urvą. Gerai, muškit, einam į urvą. Aš urvą jau seniai. Gerai, to įlysime. Gerai. Urvą. Mušam. Gerai. Kaip skeletų galėjau žinai. Kažkaip jisai čia per šoną. Tenais dar yra šaulys, atsargiai. Aš jai kas skydą pasidariau. Pažiūrim čia. Čestas. Čia surinkit, jeigu turit vietos, ten dalykų yra. Gerai, čia lysim. Čia žinot, kas yra? Tenais yra, aš jau matau, urvas. Tas. Reikia greitai. Gerai. Dabar palatsargiai. Tėte, padėkit. Muškitas, aš kitą turiu. Gerai. Išmušė. Aibis buvo. Liuks. Žiūrėkit, čia yra šitie korai. Surinkit, jie yra žiauriai svarbus. O, čia tie riaumojantis baisus yra. Jis yra riaumojantis. Nežinau, kažkas vis laik riaumoja ir gazdina čia. Grybai čia auga. O, ne. Ateikit, padėkit, prašau. Gerai, va, kokie mes esame. Kieta kebra. Čia du šitie. Aha, Du susirink. šitie dalykai. Žiūrėkit, aš čia sudėsiu tos visus dalykus. Kažkas vienas, pinigus, perlus rinkit. Kažkas vienas. O Kad kas jums yra sukimštumėm. Kas yra Nu, į pinigai čestą per- sudėjau. Ir čia žiūrėkit, Aš koras dar vienas. Mykolas renks. Pasidalinkit, kas ką renka, kad ne... Vyti parodyk, kas yra. Aš gal pinigus renku. Tu gali viską. Gerai. Geriau kam. Nu gerai, nes pas mane užkištas visas inventorius. Nu, būkit pasiruošę į kas. Turiu, O čia. saugau. Gerai, O čia pažiūrim. Grybų. Grybukus jo galim surinkti. Atsimenu, buvo tokios vietos, kur reikėjo kasti. O ne. Einam į priekį. Mušam. Ar ten buvo tėtis skaneris? Kas? Mes Gerai. Surinkit jie. O, ir bosas, žiūrėkit, vieta. Kur? Tu juokauji, kaip toli. Ai, bet žiūrėk, mes tenais šnekėjom, kad gal varysim į tą pusę įsikurt, bet mes jau čia kažkur įsikūrinėsim. Kodėl jūs taip toli? Wow. Surinkite korus, Bet yra ne vienas. surinkite pinigus, viską surinkit čia. Nu, žinokit čia. Kas korus renka, Vyti, tu? Aha. Kiek turi jau? Yra korai. Mykolas irgi man regis biškį. Jo. Aš 8. Plaukit Eik tu manęs. sau, kaip čia daug duoda, fainiai. Plaukit, tėti. 4 Mykolas koras. Čia dar koras, žiūrėkit, įeikit ir iškart koras po dešinę. Už nugarų dabar, va, paimkit korą. Ir čia koras, wow! Nu, būkit pasiruošę. Ir čia koras, paimkit korą. Viskas. Ai ne, žiūrėk, dar čia galima nusileisti grybų. Wow, aš nesu matęs, kad tiek daug duotų korų. Čia fantastika, mes jau esame pasiruošę tada varį pradėti kasti. Nes korai ir yra koperis yra varis. Neskubėk dabar. Korai yra reikalingi, kad pasidaryti pečių, kur galėjo išlydyti metalą. Bei tuo pačiu, kur deginti medį ir pasidaryti anglies. Nu tai žodžiu, eisim fermą daryti. Dabar būkit pasiruošę į kas bėgti. Pažiūrim. Yra kažkas? Ne, baigėsi naktis, žiūrėk, ir išsiskirstė ją. Viskas gerai. Oi, kaip čia mes gerai padirbėjom, žinokit. Sakyčiau, einam trolį nukapot, bet aš dabar labai nenoriu numirti. Urvas, matau urvą. Ir matau skeletų, neskubėkit dabar. Čia urvas. Neskubam. Ar čia ir vėl skeletų? Jo. O ne, kokį tą... Iš nugaros. Bėkit. Suvažiuota. Bėkit, sakau.
Kur Gerai. bėgti? Viskas, aš saugau. Į vidų bėgti? O, jisai ir man... Ne. Tu šikti. Lyskit į vidų gal. Mes įlindom. Aš Pasižiūrėkit, ar nieks nepuola. bėgsiu. Nieks nepuola. Gerai. Mykolai, dėl viso ko būk čia. Eik tik arti. Bėk. Va, čia nieko nėra. Pabūdam čia. Jėzus, Marija, kaip čia buvo pasėdė. Tai va, gerbėmėjai, jeigu bandysite žaisti šitą žaidimą, tai stenkitės nenumirti taip, kaip mes čia mirštam visur. Tėti, kažkodėl aš turiu 50 gyvybių, bet užtat staminos 134. Nu tai tu turbūt jokios mėsos nevalgiai. Tai jo Vytis Nu. man davė vis Kaip tik. veganas. Tai Bet tai tu turi 3 maistus suvalgęs, ne? jo. Tai žinai ką, tu iš vis iš galo gali eiti su lanku, Jo. pavyzdžiui, saugot. O Vyti, kur tu esi, aš tau duosiu, žinai ką, aš tau deglą duosiu. Tu išsitrauk deglą. O aš kaip tankas priekyje eisiu. Einam pirmiausia ten, kur atidarytos durys, kad pokštų nebūtų. O, koras vienas. Nuostabu tiesiog. Aš renku korus. Tau nereikia į priekį verštis, Mykolai. Čia yra duris. Tai būčiau. O ne, atgal, greitai. Čia duris, lendam. Ne! Kas ten buvo? Poizono. Yra poizonas. Ate aš laikau. Bėgam. Ne, skeletonas išvaždutė. Gerai, išbėk, Mykolai. O, gerai. Ne, išmirštu. Su dviem gyvybėm. Būkit atsargiai. Šuosis žaidas. Aš taip išsigandau. Pasitrau! Vyti, neužstatyk taip manęs. Aš negalėjau nuo jo pabėgti, tu užstatėjai ir dėl to jis mane nužudė. Vyti, ko tu dirbi? Reikia iš skirtingų pusių eiti, žinai, žudyti, nes dabar gavosi taip, kad... Bet mes jį vis tiek nužudėm. Tai labai gerai, kad jūs nužudėte, taip ir reikėjo Nes pasiekti. aš slėpiausi už akmens, jis šaudė į akmenį, o Mykolas šaudė į skeletą. Žinot ką? Ką? Turbūt grįžkite namo. Grįžkit namo, mes pabaigsime šią dieną šitaip. Neišlys namo. Ne, O ne, tas lavonas skeletas. išlieka, jisai visam laikui tenais. Jeigu jo Mykolai. nepasėmė. Ką? O ne, du skeletai. Aš Tai varyk. nežinau. Kodėl? Bėk. Mane nužudė. Kodėl? Mane tu skeletai neleido pabėgti. A, Jie uždarė mane į visų pusių. kaip jie dviese čia sugebėjo tave uždaryti. Net dar medį. Tai gerai, Mykolai, bent jau tu pasisteng grįžti, nes turėsi mus pravesti tada. Tai va, grįžome mes visi namo, sudaužyti, pavargę, bet užtat labai daug suradome korų. Aš tik tais galvoju, jaučiu, mes čia visgi įsikursime savo pirmą namą tokį šičia. Tai kitą seriją aš manau, kad mes statysime namą. Tai va, ačiū dar kartelį, kad žiūrėjote, tikimės, kad buvo įdomu, mes tai labai, tiesą sakant, užsiknysome. Perplaukėm pusę pasaulio, neradome vietos, kokios norėjom, tada šičia mirinėjom, mirėm ir ten saloj, nu žodžiu. Mykolas persidarė žmogų, bet kas išėjo iš tikrųjų į naudą, nes jisai pagaliau pasidarė skirtingą žmogų negu Vytis ir eina dabar jį atskirti. Tokia ši diena, ačiū Jums, kad žiūrėjote, iki kitų kartų pasimatysime. Nepamirškite paspausti patinka bei prenumeruoti mūsų kanalą. Iki.